Aš tiesiog noriu džiaugtis tavimi ir džiaugtis gyvenimu ir tiek. O kaip tai tau? O, kaip gerai, ačiū Dievui, kad tai pasakė. Nuoširdžiai, dabar jau lengva, gerai. Dabar jau tu dabar gali eiti link jos. Neskubėk. Bet pas ją yra čia, šis tas. Dabar jis jau gali ateiti ir džiaugtis ją. Bet pas ją yra šis tas. Kaip jautiesi tu? Būtent. Ir labai dažnai, kada mama dėl kažko nusisukusi, dukra kartais taip pat tampa tokia kaip mama. Pažiūrėk ją. Pasakyk, aš irgi nusisuku nuo savo vyro, kad būti tokia kaip tu. Aš irgi nusisuku nuo savo vyro ir esu tokia kaip tu. Kai aš tokia kaip tu? Kai aš tokia kaip tu. Aš tiesiog arčiau tavęs, mama. Aš tiesiog arčiau tavęs, mama. O tai man svarbiausia. O tai man svarbiausia. Kaip tai tie žodžiai tau tiesa, ar ne? Ne. Jau nebe? Kaip tai jautiesi čia šalia jos? Aš nenoriu būti. Nenoriu. Žiūrėk ją. Aš bėgu nuo tokios kaip tu. Aš bėgu nuo tokios kaip tu. Bet vis tiek tampu tokia pati. Bet vis tiek tampu tokia pati kaip tu. Ar nėra tekę matyti tokių dalykų, kad sakėm, aš nebūsiu tokia kaip mano mama. Ir su savo vyru nesielgsiu kaip mama. Nežinau, ten tikriausiai tik 1 iš 100 atvejais, kada moteris taip sako. Ne? Matyt daugiau negu 1 iš 100. Deja tai, kai mes norim būti laimingesni už tėvus ir bėgam nuo jų, mes iš tiesų bėgam, bet negalim pabėgti. Tačiau sprendimas yra. Pažiūrėk ją. Taip, mama. Taip, mama. Būtent tokia tu sudominai mano tėvą. Būtent tokia tu sudominai mano tėvą. Kažkam tai jam tavęs tokios prisireikė. Jam tokios tavęs reikėjo. Būtent tokios. Būtent tokios. Ir man pasisekė. Ir man pasisekė. Brangi mama. Brangi mano mama. Ačiū, mama. Ačiū tau, mama. Kad tu buvai būtent tokia. Kad tu buvai būtent tokia. Nes jeigu tu būtum buvus kitokia. Nes jeigu tu būtum buvus kitokia. Tu būtum pritraukus kitokį vyrą. Tu būtum pritraukęs kitokį vyrą. O tada būtų kiti vaikai, o ne aš. O tada būtų kiti vaikai, o ne aš. O aš esu čia todėl. O aš esu čia todėl. Kad tu buvai būtent tokia. Kad tu buvai būtent tokia. Ir pritraukiai mano tėvą. Ir pritraukiai mano tėvą. Ir tapai mama. Ir tapai mama. Todėl būtent tokia tu man teisinga. Todėl būtent tokia tu man teisinga. Ir aš priimu tave tokią. Ir aš priimu tave tokią. Brangi mama. Brangi mano mama. Ačiū. Ačiū tau. Ką tu dabar nori padaryti? Kaip galima priimti mamą, kuri manęs nemato, kuri mane nežiūri, kurios man trūksta? Štai taip. Nieks netrukdo. Kaip atrasti teisę būti laimingesniai už mamą? Tik tai ją priėmus. Nes nusisukus mes pabėgam nuo laimės. Ir jeigu man pasiseks daugiau laimės patirti. Ir jeigu man pasiseks daugiau laimės patirti. Su vyru. Su vyru. Tai tik dėka tavęs tokios. Tai tik dėka tavęs tokios. Kad būtent tokia tu pritraukiai jį ir tapai mano mama. Kad būtent tokia tu pritraukiai jį ir tapai mano mama. Ačiū, mama. Ačiū tau, mama. Kaip jaučiasi, mama? Man dūrė širdį. Tau skaudu? Mhm. Gali būti. Skaudu nuo kokių žodžių? Pradžioje buvo skaudu, paskui, ne, pradžioje neskaudu,
nes nebuvo tiesa, o kai jinai mane priėmė, man tada džiaugsmas buvo. Ir dabar tik dūrė, nes jinai priėma tas skausmas, ta prasme, man yra dėl to, kad jinai priėma. Ir aš suvokiu, kad irgi nesu tobula. Pasakyk jai. Taip, tu netobula. Taip, tu netobula. Bet būtent tokia. Bet būtent tokia. Ir tapai mano mama. Ir tapai mano mama. Jeigu būtum buvus tobulesnė. Jeigu būtum buvus tobulesnė. Pas tave būtų kitas vyras. Pas tave būtų kitas vyras. Ir kiti vaikai. Ir kiti vaikai. O aš esu tik dėka tavęs tokios. O aš esu tik dėka tavęs tokios. Dėl to būtent tokia. Tu man ir teisinga. Todėl būtent tokia, tu man ir teisinga. Būtent tokia, mama. Būtent tokia, mama. Ačiū tau, mama. Ačiū tau, mama. Kaip jautiesi, mama? Džiaugsminga, laiminga, bet ir skauda vis tiek dabar. Nes teisybės yra žodžiuose. Gali būti, kad jinai pergyvena, kiek jinai prarado pati gyvenimo valandų, minučių, kad negalėjo džiaugti savo vyru. Ir mes galim patirti tą skausmą, pamatę kainą sumokėtą. Kainą sumokėtą. Ir kartais mums sunku eiti į gyvenimą ir džiaugtis partnerystę. Bet dabar, kai sugebi apsikabinti šitaip mamą, kaip tu dabar jautiesi? Kur tu norisi būti? Ten. Tenai? Eik. Štai dabar jie gali susitikti. Tu nepamiršk, kad tavo žmona sėdi čia. Aš nepamiršau. Tiesiog tai yra geras tikras jausmas ir aš tikrai nepamiršau, kad čia mano žmona sėdi ir tikrai nepyksta dėl to, kas čia vyksta. Tiesiog tai yra tokie tikri išgyvenimai, nes aš iš tikrųjų, Robertas atsistojo ir aš pamačiau ten savo tėvą, nors jisai buvo žymiai aukštesnis, bet aš savo tėvui to pasakiau. Aš irgi. Ta mama. Ir tokie santykiai, viskas tas pats. Visi tie išgyvenimai tokie tikri ir natūralūs. Tie jausmai, nežinau, kiekviena situacija, ką jūs sakėt ir ką mes darėm, ko aš drebėjau, nebedrebėjau ir tiem patilėm. Tai buvo, atrodo, net ne mes tai darėm tikriausiai, tai buvo tiesiog iš jausmo, tiesiog atsidavimas šiai akimirkai. Tiesiog iš tikrųjų tai darė mūsų sielos, nes mūsų fiziniai kūnai, čia mes turim savo šeimas, bet mūsų sielos yra artimos. Ir mes tiesiog dvasiniam lygmenį kalbėjom su savo tėvais ir aš dvasiniam lygmenį kalbėjau su savo žmona. Ir mes čia suprojektavom savo gyvenimą, bet ne šitoj dimensijai. Taip, koks žmogus čia bestovėtų, kokį iš grupės bepaimtum žmogų, mes su šiais žodžiais, su šiuo žvilgsniu matom savąjį, būtent savąjį. Savo mamą, savo tėtį, savo žmoną, savo vyrą, būtent savąjį. Ir mes matom, kad štai kada atsivyra duris laimiai, atsivyra duris džiaugsmui. Pažiūrėk į jį. Ar čia reikia, kad jie vienas kitam kažkokiu būdu vienas tarnautų, o kitas būtų... Jie tiesiog nori džiaugtis vienas kitu. Jo, tiesiog būti, viskas. Nieko nereikia tiesiog būti. Tai būti viskas. Ačiū sėskitės. Ačiū Jums. Ačiū labai. Ačiū. Taigi, laimė, į kurią mes galim įžengti. Laimė, į kurią kiekvienas mes galim įžengti, ir tai yra laimė, kuri ne šiaip įsivaizduojama. Laimė ne šiaip susikurta, įsivaizduota, iš kokio paveikslėlio paimta, kuri po kažkiek tai laiko dingsta, išgaruoja, kaip mes matėme iš pradžių, noriu tarnauti tau, noriu gyvenimą atiduoti, pakloti tau po kojomis. Iš tiesų, tai iš pradžių gavosi kaip laimė, kaip džiaugsmas, bet paskui jis išgaravo, nes perkrauna vienas kitą. Ir kada
partneris nori arba reikalauja, kad tu priimk mane, aš to viską darysiu taip, kaip reikia, tu priimk mane, džiaugis manim taip. Dažnai mes papuolam į vaikišką poziciją, kur vaikas iš tiesų reikalauja iš mamos, sūnus iš mamos, žmonos asmenyje, reikalauja būtent to, kad jinai priimtų jo tą misiją. Aš tau tarnausiu, kad tu būtum laiminga. Lygiai taip pat galim matyti, kada moteris sako, ar vyrui, tu turi atsakyti už mano gyvenimą. Arba vyras sako moteriai, tu turi atsakyti už mano gyvenimą. Jeigu kas negerai, vadinasi, tu už tai atsakai. Jau tu turi viską padaryti taip, kad man būtų gerai. Tu turi padaryti viską taip, kad aš gerai jausčiausi. Ne mes kartu kūrėme gyvenimą, bet tu turi padaryti viską gerai, kad aš gerai jausčiausi. Kieno tai žodžiai? Kur tai adekvatu? Tai adekvatu tada, kada vaikas sako mamai arba dukra tėvui. Tu turi padaryti viską, kad aš gerai jausčiausi, saugiai, kad jausčiausi, patikimai, mylimą jausčiausi. Tada tik nereikia dadėti žodį mama arba tėti. Lygiai taip pat, kada aš noriu globoti savo partnerį, aš noriu už tave atsakyti, aš noriu viską padaryti, kad tu tik būtum, aš viską tau duosiu, o tu tik tai būk ir džiaugis. Taip? Kieno tai žodžiai? Tai yra mamos žodžiai vaikui, mamos žodžiai tėvo žodžiais, dukrai, mamos, sūnui. Tai yra motinos žodžiai. Ir tokiu būdu mes partnerystėje kartais įkrentam į motinos arba vaiko santykį, kur vienas tampa mama, kitas vaikas. Tėtis, dukra, mama, sūnus. Kartais tose rolėse galim keistis ir maišytis. Gali būti, kad vienoje dienos dalyje vyras tampa tėčiu, sakysime, savo žmonai, kaip vaikui, kuris turi viską atsakyti, o jinai už nieką neatsako. Taip, arba tas reikalavimas. O po pietų gali būti kita situacija, kur jau jinai viską ima į savo rankas ir nebe mes kartu gyvame, o, sakykime, jinai jaučiasi didelė, o jis jaučiasi, turbūt jaučiasi mažas prieš ją. Ir tada galim su didžiausia meile, gali susipinti daug persipinimų ir nesuprantam, kodėl. Taigi esmė tame, kad mums trūksta ko? Tikrųjų tėvų trūksta. Trūksta to, ko man trūksta mano širdyje. Ir jeigu mums reikia tai rasti, mes turime žvelgti į juos ir susigrąžinti juos į širdį. Taip kaip mes čia ką tik matėm. Jeigu norime tapti laisvi nuo tėvų, jeigu norime paleisti tėvus, turime juos iš pradžių priimti. Nes iš tiesų, kalbant apie partnerystę, vyras ir moteris, kai nori eiti į partnerystę, visų pirma, jie turi būti laisvi partnerystėje. Laisvi savo gyvenimui. Laisvi savo džiaugsmui, savo meiliai, kurti vienas su kitu kažką tai. Kur abu lygiai atsako už tai, ką jie kuria. Ir kur tikrasis tikslas yra džiaugtis vienas kitu ir besidžiaugiant kurti gyvenimą. Kur nei vienas, nei kitas nėra tobulas. Bet būtent toks netobulas man nereikalingas, kad aš galėčiau kurti savo gyvenimą. Jeigu mes susitiktume vienas kitą jau tobulus, taip, užbaigtus. Na gerai, pasidžiaugsim savaitę, mėnesį, taip, o kas paskui?